Sveiki, kolegos. Na ką, ir vėl penktadienis. Kadangi rinkos neapsisprendusios, į kurią pusę judės ar aukštyn ar žemyn, tai pagalvojau, kad šiandien visai tinkama tema būtų pakalbėti apie rinkos mechaniką, kaip veikia rinkos, kodėl jos kartais atrodo net nejuda niekur, o būna tam pačiam taške. Tai šiandien pakalbėsim apie likvidumo zonas ir konsolidacijas. Iš principo, vieni sako, kad tai tas pats žodis, kiti sako, kad tai skirtingas. Tai parodysiu iš savo pusės, kaip aš matau ir kaip atskiriu. Tai iš principo likvidumo zonos yra tos zonos, kur susitinka daug pirkėjų ir pardavėjų ir kaina nejuda nei į vieną, nei į kitą pusę. Vyksta kova, ne? Bulių ir meškų vadinam. Tai va čia būna tokios zonos. Tokios zonos, va kur vaikšto kaina tarp lygių ir neapsisprendžia, į kurią pusę judėsim. Šitose zonose traderiai uždirbinėja pakankamai daug pinigų. Kodėl? Nes jie mato viršų ir apačią zonos lygio. Dėžės taip vadinamas. Ir prekiauja toj dėžėj. Jeigu matai, kad ateina iki apačios, perka čia, parduoda čia, perka čia, tai yra stopas čia, važiuoja į viršų ir čia jų profitas, čia pasiema pinigus. Ir tai prekiauja tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Tai tiek short, tiek long pozicijas. Kas tradina užsiema aktyvę prekybą. Dabar kodėl tos likvidumo zonos ir konsolidacija vadinama yra labai svarbu. Todėl, nes kitose zonose kaupia orderius tiek instituciniai, dėdės, kurie turi daug pinigų ir čia vyksta kaupimas, kitaip dar vadinam. Šitoj vietoj vyksta kaupimas, renkamos pozicijos ir tada akcija pajuda arba į vieną, arba į kitą pusę. Tai nuo ko priklauso, arba judės ar į vieną, ar į kitą pusę, priklauso nuo naujienų, earningsų gali būti įvairūs SEO pasisakymai, tas pats Trumpas gali pasakyti, kad įveda kokius muitus ar dar kažką ir automatiškai ta konsolidacija pasileidžia į vieną ar į kitą pusę. Tai esmė rinkos mechanika taip ir veikia. Mes ateinam į zoną, zonai pradeda vykti kova, ne, likvidumas. Yra pirkėjų, pardavėjų, jie nežino, į kurią pusę judės, tuo pačiu ir konsoliduojas. Ką reiškia, kai kaina konsoliduojas, kad kai renkama pozicija, kažkas surinks poziciją, kam reikia, ir kaina padės ar į vieną, ar į kitą pusę. Tai va, tarkim, turim šitą zoną, po to kerta mūsų zoną ir kas čia vėl vyksta? Vėl vyksta konsolidacija. Konsoliduojas ir po to arba pajuda į vieną pusę, arba į kitą pusę. Tai va, tai mums labai svarbu suprasti, kodėl mums reikalingi lygiai ir taip mes galime atskirti, kur yra mūsų likvidios zonos, kur nelikvidios zonos, kur akcija konsoliduojas, kaupia orderius, kur ne. Kaip prekiauti išeinant iš tų zonų, tai mes jau žinom, yra kur apkalbėta mūsų break and retest strategija, net nesvarbu, į kurią mes pusę pažiūrėsime, ne? Bet, pavyzdžiui, šituo atveju puikiai galima matyti, kaip viskas vyksta. Tai kadangi čia buvo mūsų zona, čia ne, tokio trimažio kvadrato pavyzdys, išėjo iš mūsų konsolidacijos, kur kaupės orderiai, išėjo, padarė break, retest, grįžo, patikrino ir nujudėjo į apačią. Mūsų užėjimas į short poziciją būtų šita vieta, stopas dedamas virš lygio, profitas pasiemam kito lygio apačioj, tai bus va šita vieta, kur prieš tai reagavo kaina. Tai lygiai taip pat prekiaujama yra ir į kitą pusę, į long pozicijas. Tai va, kur būna mūsų likvidumo zonos, ne? Čia va, mūsų zona konsolidacijos. Čia ir likvidumo galim vadinti, nes čia buvo ir pirkėjų, ir pardavėjų. Tai va, žiūrėkit, kirto mūsų dėžę, retest padarė ir nuvažiavo į viršų. Tai čia padarė mūsų break, retest ir kaina nuvažiavo į viršų. Dabar žiūrite šitą grafiką ir turbūt norite kartą klausti, o tai kaip čia? Tai zonose pasitaiko feikinių pramušimų. Ką reiškia feikinių pramušimų? Kad čia kas kaupia poziciją šitoj vietoj. Įsivaizduokit, institucijos turi nupirkti už tam tikrą kainą, ne? Tai tarkim, turi nusipirkti už 110. Ir norint surinkti orderius, jiem neužtenka akcijų kiekio. Tada jie daro fake pramušimą. Tada čia ateina. Tai kas įvyko šioje vietoje, kad kur žmonės šortino, ne, kur čia buvo šortė, jau jų stopai išsimušė čia, o kas pradėjo longint, tai padavė į apačią ir irgi stopai išsimušė.
Taip, šitoj vietoj buvo surinkta daug likvidumo, nes volume buvo pakankamai didelis, buvo daug pirkėjų ir pardavėjų, todėl šitoj vietoje susirinko nemažai likvidumo. Tai visa esmė ir būna, kad būna tų feikinių pramušimų, ypač būna labai dažnai, jeigu žiūrint ant kokių 5 minučių grafiką, tai kerta mūsų lygį, viena žvakė į viršų 5 minutinė, o kita žvakė žemiau. Čia būna fake pramušimas. Čia imti negalima. Dėl to ir sakau, kad kaip mūsų kaina kerta lygį, pirmą turi įsitvirtinti ir po to mes tik darom užėjimą. Mes negalim daryti užėjimo, kaip mūsų kaina tik kerta, mes čia iš karto užėjom, nes gali būti fake pramušimas ir vėl grįš į mūsų likvidumo zoną arba konsolidaciją. Taip tariant. Koks čia koks neblogas mailas išėjo. Tai va, tai šiandien mintis ir buvo tokia, kad papasakot apie tas likvidumo zonas, dėl ko jos būna, dėl ko kartais kainos stovi, nes tiesiog kainos stovi kartais dėl to, nes yra kaupiama pozicija. Nes institucijos, tarkim, turi ten sukaupti tam tikrą kiekį akcijų, tai už tam tikrą kainą. Dėl to ir vyksta kaupimas. Jie negali, institucijos neleidžia, kad ta kaina išvažiuotų, nes jie jau nebegalės išgauti kainos vidurkio. Todėl ir vyksta kaupimas, iš vienos pusės būna pristabdoma, kaip krenta pristabdoma, kaip kyla irgi stabdo. Tai ir šitose vietose būna daug orderių pakabinta tiek lygio viršui, tiek lygio apačioj. Dėl to kartais kaina kaip kyla tiesiog atsimuša kaip į sieną, nes ten yra užstatyta daug orderių. Tai ir yra vadinamos mūsų likvidumo zonos, ten susirenka daug pirkėjų, pardavėjų, vieni nori shortint, kiti longint, stopai ir taip toliau. Tai tiek, tai dar noriu priminti dėl Discord grupės, kad nuo vasario 1 startuoja Discord bendruomenė. Jeigu kam įdomu pasimokyti trading, išmokti swing pozicijas ar investavimo niuansų, tai visus prašome atsiųsti mailą į paštą, bus savaitę galėsit pasibandyti nemokamai, patiks, pasiliksit, nepatiks, nepasiliksit. Tai tiek, tai mokinsimės trading, investuoti, spekuliuoti, būsim rinkoje kartu. Tai šiai dienai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, jeigu patiko, paspauskit like, paspauskit prenumeruoti, parašykit komentarą, ar naudingas video buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ar įdomu išgirsti kažko daugiau apie rinkos mechaniką, ar gal kažkaip neaiškiai paaiškinau šiandien, tai parašykit komentarą ir aptarsim. Iki, gero savaitgalio.